pievoj žolinėlių, ant žalio kilimo žiedeliai keletos spalvų, o ten aukštai beribis dangaus smėlis ir debesėlių balti ratilai. Taip vasara į šventę Joninių lyg nuotaka atėjo, juk pasipirš gražuoliai paparčio žiedo ieškantys Jonai. Būkite pasveikinti, visi susirinkę į Švenčionių miesto parką, Joninių švęsti. Na, šiandien ne tik Joninės, bet ir rasų šventė. Rasa senojoje tradicijoje tai esminė gyvybės apraiška. Kuo didesnė rasa būdavo šventės rytmetį, tuo geresnio derliaus tikėtasi. Nusiprausus kopulinių ryto rasa, ypač nubraukta nuo rugių, veidas pasidarydavo skaistesnis. Apie Švenčionis merginos atsikeldavo anksti rytą, nusiprausdavo rasa ir vėl guldavo. Joninių naktis. Svajonių išsipildymo, laukimo, gėrio ir poros ieškojimo naktis. Joninių naktį nevalia užmigti, tol kol nepatekės saulė. Ir šią naktį reikia kuo daugiau šokti, dainuoti ir linksminti. Na, o Švenčionių miesto seniūnę Iną Senienę pakviesime įteikti puokštes Jonams ir Janinams. Labiau kažkaip daugiau buvo, kur čia išsikėlėt visi dabar? Va, dar Janina ateina. Ateikit, ponia Janina. Šitaip švenčia su koncertais. Sveikinu visus su mūsų jau dabar tapusi tradicinė šventė. Ilgiausia diena ir trumpiausia naktis tegu būna jums smagi. Ieškokite ir suraskite savo paparčio žiedo, kuris jums atneš laimę, sėkmę ir sveikatą. Sveikinu jūs visus, ne tik jaunus Irenės, o visus. Kupolė tai deivė, lemianti augalijos vešėjimą, atėjusi iš akmens amžiaus maisto rankiojimo ir medžioklės laikų. Kupoliauti tai rinkti žolinus ir vaistažolės. Taigi kviečiame visas mažas mergaitės, kurios dar netekėjusios, imtis vainikėlių.
manau jau laikas kurti joninių laužą. Na ir turbūt vyriausiam šio kolektyvo nariui duosime uždegti laužą, fakelą ir visi šoksime aplink laužą. Taigi fakelą nešit jūs, gerai?